Sveiki, šiandien vykstame į paplūdimį. Paplūdimys yra už 55 km ir važiuosime apie 45 minutės. Štai ir atvykome į paplūdimį. Paplūdimys vadinasi Sea Line Beach. Ir kuo įdomi šita vieta, tai tuo, kad čia paplūdimys susitinka su dykuma. Kaip matote, visur aplinkui yra kopos. Nedaug pasaulyje tokių vietų yra. Paplūdimy yra tualetai, poilsio zonos, tokie namukai su suoliukais ir uždengtų stogu. Yra dušai nusiplaut vandenį, pažiūrėsim ar veikia. Jokios gyvybės. Žmonių ne per daugiausiai, bet šiek tiek matosi. Populiarus šitas paplūdimys pakankamai. Čia turime įvairias nuotraukas, paveiksliukus. Vandens, pasaulio ir šiaip gyvūnijos. Kažkas jau slepiasi pavėsyje. Hello. Kas dėl oro, tai lauko temperatūra 25-26 laipsniai. Dangui saulė su debesimis, šiek tiek vėjuota, todėl nepasakyčiau, kad labai šilta. Išlipus iš vandenio greičiausiai bus vėsoka. Smėliukas pakankamai malonus. Einam, pratestuosim vandenį. Kaip mums vikingams iš Baltijos jūros, tai vanduo nėra šaltas, bet vietiniam turbūt taip netrodo, nes besimaudančio nei vieno žmogaus nematau, nebent braidantis. Priminsiu, lauko temperatūra 25-26 laipsniai, bet ne visiems šilta. Svajonių darbas. Besimaudančių nėra, gelbėti nėra ką. Kadangi apsiniaukia ir vėjuota, tai degintis ne variantas. Todėl einu užlipsiu ant kopos, pasižiūrėsim, kokie ten vaizdai. Štai ant tos kopos lipsim. Nepasiėmiau batų. Ta, kas šiaip savo. Nėra labai patogu eiti. Bet nieko, išgyvensim. Čia šalia kopos jau veiksmų šiek tiek daugiau. Kas paplūdimy būna, kas lipa ant kopos, su 4 varomais net galima užvažiuoti, pavažinėti. Pažiūrėsim, kiek laiko užtrunka užlipti tą kopą ten, kur mašina stovi. Dabar 14:08. Minutės lipimo ir galima pasigražėti pirmaisiais vaizdais. Vienoj pusėje beribė dykuma, kitoj pusėje paplūdimys ir beribis vandenynas. Įspūdinga vieta iš tikro.
kas būsit Katare, tai sakyčiau, būtina pamatyti. Matote ir žvejų bendruomenę. Visureigiai, kas toliau važiuoja, gali privažiuoti dar kitų atokesnių paplūdimių. Žinoma, ne su paprasta mašina kaip mūsų. Protingai išnaudojama saulė. Ant kiekvieno stogo yra saulės kolektoriai. Labas rytas, kovo 31 diena, Velykos. Katare sekmadienis yra darbo diena, todėl visi dirba, o aš likau vienas namuose, todėl nusprendžiau patyrinėti miestą. Atvykau į rajoną, kuris vadinasi Education City. Pažodžiui būtų išsilavinimo miestelis, bet turbūt gal geriau skambėtų mokslo miestelis, kažkas tokio. Tai pažinti pradedu nuo Arabų meno muziejaus. Čia dabar vyksta statybos ir pats muziejaus pastatas rekonstruojamas, bet šiaip turėtų dirbti. Įspūdis toks, kad aš esu vienintelis lankytojas, be manęs yra tik tai daug apsauginių. Na ką, muziejus aplankytas, užtruko apie pusę valandos. Šiaip pakankamai įdomu, yra skirtingos salės, skirtingos ekspozicijos, gražių paveikslų radau. Bet, nežinau, aš asmeniškai nesu didelis muziejų fanatas. Po Education City kursuoja tramvajus, beje, kiek žinau, nemokamas. Pasirodo, yra dvi linijos. Mėlyna ir geltona tramvajus ir po visą rajoną važiuoja. Šiuo atveju mums skirtumo jokio, ar tai rinktis geltoną ar mėlyną tramvajų. Mes važiuosime tik tai vieną stotelę. Žiūrėsim, kuris tramvajus važiuos greičiau. Education City turi stadioną. Tai yra vienas iš 8 stadionų, kuriame 22 metais vyko vyrų pasaulio futbolo čempionatas. Dažnai susidaro įspūdis, kad Kataras vis dar gyvena pasaulio futbolo čempionato nuotaikomis. Futbolo tematika jinai daug kur sutinkama ir dažnai. Atvykau į Kataro nacionalinę biblioteką. Rašoma, kad joje yra virš 1 milijono knygų. Einam, paskaičiuosim.
Futbolo čempionatas vyko 8 skirtingose stadionuose. Čia galima pamatyti visus jų maketus. Čia mėgstamiausia mano vieta bibliotekoje. Supamieji kreslai. Įspūdinga biblioteka, turbūt gražiausia, kokią teko matyti gyvenime. Viskas nauja, viskas gražu, modernu, yra Wi-Fi, yra poilsio zonos, daugybė begalė knygų, yra kompiuteriai, yra speciali, tokia kaip paroda, sakykime, speciali teritorija pasaulio futbolo čempionatui skirta. Viskas tikrai labai šaunu. Rekomenduoju šitą vietą aplankyti. Tai va dabar po 4:15 ir jie jau užsidaro. Taip kad pasižiūrėkit prieš vykdami darbo laiką. Judame toliau į sekančią lankytiną vietą. Štai kaip atrodo bibliotekos pastatas iš išorės. Priešais matote sekantį mūsų kelionės tikslą. Ir tai bus mečetė. Įspūdingo dizaino futuristinė mečetė. Didžiuliai aukšti minaretai pasvyrę. Beje, rašoma, kad į mečetę gali tilpti 1800 tikinčiųjų. Mintis apie Ramadaną. Pats bent jau išorės dizainas, nežinau, man kažką tai futbolo stadioną primena, kažką tokio. Šiandien pagaliau saulėtas oras ir aš įdėsiu į paplūdimio klubą. Temperatūra pagal vidinį organizmo termometrą, sakyčiau, galėtų būti 27-28 šilumos. Na ką, metro atvykau į centrą, į betono džiunglės ir iki paplūdimio klubo apie 20 minučių pėstute. Atvykom į paplūdimio klubą. West Bay Beach vadinasi. Einam į vidų. Nu ką, pirmas įspūdis neblogas atrodo. Gultai yra. Viskas civilizuotai pakankamai. Šiukšlių dėžės, dušai, persirengimo kabinos turi būti. Yra net kur pavalgyti. Nežinau, ar veikia, kadangi Ramadanas, bet gali būti, kad net ir galima ir valgyti, ir gerti čia. Pradžia tokia. Įsipatoginau ant gulto, ir aplinkui dangoraižė. Įėjimas į paplūdimio klubą kainavo 30 vietinių pinigų, tai 7,50 €, dėl to, kad darbo dieną, o savaitgalį būtų 45 Kataro realai. Dar yra ir Wi-Fi nemokamas čia. Ką tik įsimaudžiau, na ką galiu pasakyti, vanduo ir šlapis ir sūras. O jei rimtai, tai pakankamai gelintis, sakyčiau, nors ir laukia tikrai karšta, ilgiau pabūs ant saulės jau jaučiasi, kad degi, bet įlipus į vandenį toks, grinai atšalimas gaunasi, toks gelintis pakankamai vanduo.
Pietų metas, einam pažiūrėsim, ką duoda valgyti čia. Čia yra atskiras food courtas. Sumuštinė. Čia kava, arba tai įvairios saldumynai. Gerai, koktėliai. Sumuštinė. Ir burgeriai. Šiaip ką galiu pasakyti, kainos panašu, kad daugmaž taip dvigubos, nei kitur, sakykime, mieste būtų. Bent jau jeigu žinai, kur nueiti už gerą kainą ir nebrangiai pavalgyti. Čia kaina dviguba, bet visgi įkandama. Su Lietuva lyginant ir tai, sakyčiau, gal net pigiau. Kas dėl taisyklių, tai taip įdomiai. Food courte Ramadanas. Toj zonai negalima nei valgyti, nei gerti, bet kai ateini paplūdimį, daryk, ką nori. Tai užsisakiau sumuštinį su falafeliu, jį žadėjo atnešti ir pasiėmiau arbatos karak ir už viską gavosi 4,25 €. Atnešė falafelą sumuštinį, tik sakyčiau nemažas. Per visą ranką beveik tokio dydžio. O kokios 5 skulptūros pačiam gale. Čia jau, kaip matot, visai pats galas. Čia nei žmonių nieko nėra. Ir einam pažiūrėsim, kas per vaizdas. Kiek matau, jau matosi Perlo dirbtinė sala, rajonas, kuriame esu buvęs jau. Tai va, čia gaunasi visur tas perlas, va. Ir ten toliau, matau, yra ir Lusailis, ateities miestas. Čia tie aukščiausi gaunasi bokštai Dohoje, Lusail Towers. Sportininkai irgi turi savo zoną, tik tai nei vieno sportininko nesimato. Jie kažkur kitur. Na ką galiu pasakyti apie paplūdimio klubą. Patiko, netgi labai patiko, nes tiek ir vieta, tiek ir kainos kokybės santykis. Viskas liuks, viskas super. Yra ir internetas, Wi-Fi'us nemokamas, geras maistas, geri gėrimai, kainos irgi draugiškos. O čia toks nemokamas paplūdimys. Tai realiai mūsų paplūdimys va ten, grinai už sienos. Čia jau teritorija visai kitokia, be infrastruktūros visiškai. Turi visgi šiokią tokią žavesį šitas betono džiunglės, bent jau man. Bet visgi ir pavargsti su laiku. Ko trūksta Katarui, tai žalumos. Dangoraižiai ir dykuma, pagrindas visas, ką čia galima atrasti. Tas pats ir Dubai, mano nuomonė, irgi gerokai trūko žalumos. Dėl to kažkaip gyventi nelabai būtų čia noro. Labas rytas, dar viena diena Dohoje. Lėkiu į miestą, nes dar turiu jums ką parodyti. Šiek tiek lašnoja, nukrito porą lašų ant galvos, bet net cukrinis, tai manau neištirpsiu. Prieš jūsų akis didžiausia mečetė visoje Dohoje. Pavadinimas gan ilgas ir sudėtingas, tai nežinau, gal įmesiu pavadinimą tiesiog ant video. Joje telpa, bent jau taip rašo, kad 30 000 tikinčiųjų. Nuo mečetės atsiveria įspūdinga Dohos panorama. Šitą vietą visai rekomenduočiau antroji dienos pusėje prieš leidžiantis saulei, kada jau pradeda šviesti visi dangoraižiai. Pagal komentarus internete rašo, kad turistus į mečetę įleidžia
neleidžia tik tai maldos metu. Maldos nesigirdi, tai eisim pažiūrėsim, ar leis ar ne. Į mečetę visgi neleido, kiek apsauginis man bandė išaiškinti, kad dabar 10 dienų turistam uždaryta. Panašu, kad tai susiję su Ramadano pabaiga, nes už 2 dienų baigėsi Ramadanas ir visada Ramadano pabaigoje būna šventinės dienos, 3 arba 4. Laimingiesiam būna net savaitę, kas dirba valstybiniam sektoriui ir panašiai. Tai kas kiek neįprasta, atrodo, kad mečetė turi požeminę automobilių aikštelę, kaip prekybos centrai. Visi tie priešais pastatai priklauso kompanijai Qatar Energy. Tokie, sakyčiau, prie pinigo visai. Turime štai tokią meninę instaliaciją prie vandens. Ten toliau vienas iš talismanų iš 22 metų vyro futbolo čempionato. Sakykit, jums neprimena šitas zuikio iš Napalauk? Man tai, sakyčiau, turi panašumo. Nu, bent jau pusbrolis, jeigu ir ne brolis, vis tiek kažkokie giminystės ryšiai turėtų būti, sakyčiau. Kažkaip ne visada suprantu meninės instaliacijas. Nu šita, jeigu būtų kitos spalvos, tarkim, tamsiai rudos ar juodos, tai išvis keltų nekokią asociaciją. Galvojau, kad čia galėtų būti ir turiu tik tai vieną variantą. Panašu, kad šaltibarščiai galėjo būti sugedę. Ir va to rezultatas, kas gavosi. Nu, banginis, sakyčiau, žymiai geriau atrodo už tą neaiškę rožinę krūvą. Priėjau centrinį pašto pastatą. Pabandysiu parodyti iš vidaus. Net ir tokią visai miniatiūrinę mečetę turi prie pat pašto. Jei kažkam netyčia reikėtų skečio, nesikuklinkit, ateikit, čia visai prie pat centrinio pašto randasi tokia va skečio alėja. Nu, labai įdomi atrodo. Šviesa tunelio gale. Atvykau į miestelį Al-Vakra, randasi pakrašty Dohos, toks kaip priemiestis. Ir čia yra turgus. Turbūt antras populiarumo. Pirmame video buvo centrinis turgus, Suk Vakif, o šitas vadinasi Suk Al-Vakra. Spėkit, kiek šitam turgui metų. Greičiausiai neatspėjat. 10 metų tik tai. Iš tikrųjų, turgus įkurtas ir pradėjo veikti
2014 metais. Eisim palandžiot pažiūrėti, kas randasi turgaus viduje. Toks įdomus medinis turgaus žemėlapis. Šiaip atmosfera, sakyčiau, tokia visai įdomi. Vėlgi grįžkim prie to, kad Ramadanas, neveikia kavinės. Tie, kas pasninkauja, stengiasi ilsėtis dienos metu, tai veiksmų nėra ne per daugiausia. Beje, kažkada vakarą buvo žvejų kaimelis, nes randasi ant Persų įlankos kranto. Turime mečetę. Šiaip tematika, dizainas labai primena tą centrinį Sukokiv, tik žinoma, jis yra žymiai senesnis. Čia tokia, kaip sakykime, kopija, replika padaryta. Priėjom pagrindinę promenadą. Čia randasi ir paplūdimys. Tai šitas, bijau pameluoti, yra turbūt vienintelis toks normalesnis, nemokamas paplūdimys, jeigu taip sakykime, nuo miesto ribose. Jeigu ne Ramadanas, tai būtų puikiai vieta paragauti žuvies. Pasirinkimo tikrai būtų, kur ją suvalgyti. Čia tie laivai turbūt kaip priminimas, kad visgi būta žvejų kaimelio. To laivų ne vienas, ne du ir ne trys. Čia beje galima sakyti visą promenadą vien kavinės restoranai. Kad netikėta negalėčiau pasakyti. Na, reziumuojant, ką galiu pasakyti. Turgus tikrai vertas dėmesio. Jisai nėra didelis, per kokį pusę valandos galima pilnai apeiti, išvaikščioti, bet privalumas toks, kad tai yra prie vandens, yra paplūdimys, yra graži promenada, kur galima suvalgyti žuvies. Tik tai žinoma patarimas, nebūkite kaip aš ir atvykite tada, kada galima valgyti. Tai arba ne Ramadano metu, arba bent jau vakare, kada jau leidžiama. Nu, arba būkit kaip aš. Jeigu laikotės dietos, tai pilnai tinkamas variantas. Kodėlgi ne? Atvykau į miesto rajoną pavadinimu Mišeirep, vienas iš centrinių Dohos rajonų. Iškart mus pasitinka prie metro grafitis. Modernus, gražus grafitis. Grafičių Dohoje mažai, čia jau toks vienas iš išskirtinių. Ir tai čia toks netikras grafitis. Kažkaip kitaip iš čia pieštas. Čia plėvelė žodžiu. Ne piešinys, o tiesiog plėvelė. Mišeirep toks kitoks rajonas lyginant su kitais, net sakyčiau, kažkiek gal tokią europietišką dvasią turi. Beje, yra tramvajus. Pabandysim pasigauti, pralėkti, jeigu pavyks. Kažką tvarko, tai gali būti, kad tramvajus ir nevažinėja. Fontanėlis. Tramvajų stotelė numeris 2. Tramvajus laikinai neveikia, atsiprašau už nepatogumus. Nu, ką darysi? Trepsim toliau. Tokias įdomesnės sėdimos vietos.
Ar tai verslo centras, ar tai viešbutis, sunku pasakyti. Kokia gražuolė. Bella, linda, guapa. Hola, guapa. Čia tokia gaunas kaip viena iš aikščių Mišerebo rajono. Kas man patiko, tai va šitie va gyvūniukai padaryti. Atvarėm, tai ko jums ne Europa. Daugelį Europos šalių galima panašų vaizdą pamatyti. Pasiekėm, kad net ir kvapai šitam rajone kitokie žymiai malonesni. Turbūt nuo kontingento tai priklauso. Užėjom į kažkokį ar tai muziejų, ar šiaip čia pastatą. Ir laikas pailsėti. O net liftas kaip atrodo. Panašu, kad bus įdomi vieta. Vienas liftas skirtingais dizainais. Radom tokius įdomus pintus baldus. Tokia ranka. Labai įdomu. Saulė leidžiasi, prasideda gyvenimas. Daugiau šviesų ir spalvų. Kažkam jau matyti vaizdai iš pirmo video. Tik tai dabar apžvelgsim, kaip viskas atrodo nakties metu. Tai yra tamsoje. Bevaikštant išalkome, tai bandysime papulti į vieną iš žuvies restoranų. Vienam turgui žuvies nepavyko paragauti, taip bandysiu kitame turguje. Visa aikštė kvepia kupranugariais. O kas įdomiausia, kupranugarių ir nematyti. Kažkaip vakare man čia žymiai labiau patinka. Pasižiūrėkit, ir žmonių pakankamai. Toks gyvas turgus, gyva miesto arterija. Pulsuoja, gyvenimas verda. Dieną to dažniausiai nepamatome. O kaip kiekvienas vakaras prasideda Ramadano metu. Saulei nusileidus nuskamba malda, tai reiškia, kad galima pradėti valgyti ir gerti. Pasninkas baigėsi iki kito ryto. Šventė prasideda. Va jau mūsų pažįstamas nykštys sveikinasi. Baigėme prieiti mūsų žinomą žuvies restoraną. Jis randasi pačiam turguje, prie pat mečetės. Tik dabar klausimas, ar bus laisvų vietų. Bet bandysim laimę. Restoranas populiarus, žmonių belaukiančių daugybė. Žodžiu, laisvos vietos negavome, bet dar ne viskas prarasta. Pasirodo pas juos tvarka tokia, kad kai ateini, jeigu daug žmonių laukiančių, nusiskanuoji QR kodą, tada leidžia užsisakyti staliuką, bet neduoda laiko. Reikia įvesti telefono numerį, kontaktinę informaciją ir jie turi paskambinti, kai staliukas atsilaisvins ir tada per 10 minučių nuo to laiko, kai jums paskambina, reikia pasirodyti. Kitaip rezervacija, kaip supratom, kad dingsta.
Wow! I'm friends with bro, so Wow! super fast. You're so quick. You're so fast. Geriam karakčiai, laukiam skambučio. Čia vakarais vyksta lazerių kažkokie pasirodymai. Gal po to, jeigu turėsim jėgų ir noro, parodysim. Enjoy! Shukran. Kažkas negauna maisto. Va, kokiom sąlygom tenka man gyventi. Nepavalgydini žmogaus ir turėk bėdų. Let's go, let's go. Yala. Žodžiu, restorane tvarka tokia. Ateini, įsirenki žuvį, kurią norėsi, kad jums pakeptų. Tada lauki, tada valgai. You have to talk to the... Čia va žuvies kainos, priklausomai nuo svorio. Tai kaip matote, kilogramo kaina nusviruoja nuo 60 realų, 15 eurų iki 110 lašiša, tai 30 kiek čia gaunasi. 27 eurai 50. Maistas atkeliavo, jūros karšis ir ryžiai. Ir turim padažų. Vieną švelnų, kitą aštrų ir dar gavom daržovių. Are you happy now already? Skaniai labai pavalgiam. Vakarienė atsiėjo 45 vietinius pinigus arba 11 eurų su centais. Sakyčiau, kaip miesto centre, vienoje iš pagrindinių turistinių vietų, labai geras pasiūlymas. Laikas desertui. Jau matyta kunafa arba knafė su sūriu. Valgom karštą. I have to show this one. Kol dar skanu. They're like this. This one. Ok. Kaip skaniai atrodo. Kaip manote, kada dangoraižiai geriau atrodo? Naktį ar dieną? Aišku, video taip neperteiks kaip gyva akis, bet visgi, mano nuomonė, naktį žymiai fainiau atrodo. Elektrai taupyti turbūt nereikia Kataro. Vakarais valtis jau plukdo. Kviečia broliai prasiplaukti. Labas rytas. Katare baigėsi Ramadanas. Dabar 4 nedarbo dienos. Ir šiandien vyksime į mėgstamiausią mano paplūdimį Katare. Atvykome į paplūdimį. O toks ir paplūdimys. Pavadinimas paplūdimio Favorit. Dabar toks kaip atoslūgis atrodo, nes matote, gylio nėra, žmonės eina toli. Vanduo skaidrus. Teko būti nemažai paplūdimių Katare, tai šitas, sakyčiau, toks tropiškiausias, labiau į tropinį panašus. Dar ko man šitas paplūdimys patinka, tai kad nebūna jame daug žmonių, nes ir dabar, pavyzdžiui, savaitgalis, šventinės dienos po Ramadano ir žmonių praktiškai neperpildyta. Yra šeimos,
Kažkas kepa liktai žuvį, kažkas vandenį, nes kitose paplūdimiuose būna žmonių antplūdis. Čia to nėra. Beje, paplūdimys randasi apie valandą kelio mašina nuo Dohos. Va kaip toli nuėjom nuo kranto, o vandens tik tai net kelių nesiekia. Čia va labai gerai galima pamatyti atoslūgį. Tai va čia visur, kur išdžiūvę, iki pat kranto turėtų būti vanduo. Antroji dienos pusėje atvėsė oras, tai žymiai padaugėjo žmonių. Šeimos kepa barbecue, ilsisi, džiaugiasi ilguoju savaitgaliu. Smagu būti paplūdimy, bet deja laikas judėti toliau. Labas rytas, esu oro uoste. Laikas jau atsisveikinti su Doha ir kelti sparnus į naują šalį. O kokia ta šalis bus, sužinosite po savaitės. Šitas meškiukas vienas iš oro uosto simbolių. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Spauskit like, subscribe. Jeigu yra klausimų, rašykit komentarus. Iki.